Labas rytas, mėly pilnos valties draugai, bičiuliai. Ir šiandien randuosi Nemune, Nemuno žemupys ir bandysiu pagauti karšioką. Gaudysiu aš štai tokia 6 metrų meškerytė. Štai man užsikabino, kol čia tvarkiausi. Žolių, gal parodysiu viską eigoj. Kad tik nenutraukčiau iš karto visų savo įrankių. Štai mano 6 metrų meškerė. Štai turiu tokią grūdelę. 4 gramų. Švinukai. Ir bandysiu kažką pagauti. Iš pradžių pasimatuosiu gylį, o po to bandysiu atsireguliavęs gylį gaudyti žuvį. Taigi, mėlyjeji, jums gero žiūrėjimo ir gerų įspūdžių. Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e. Užmesti pirmi kukuliai jauko ir plūdelė eina su srove. Oras šiandien labai geras, iš tikrųjų, nėra karšta kol kas. Vėjukas pakankamai silpnas, vakarų, prieš srovę. Taip vadinamas minkštas oras, iš tikrųjų tikrai puikus karšinis oras ir lauksiu kibimo iš tikrųjų. Pirmieji metimai, kol kas dar ramu, kibimo neturėjau. Tačiau tai tik pradžia. Lauksiu, kol suveiks jaukas. Jauką naudojau 2 komponentų, tai Dipexo ir dar kitas gamintojas, 2 gamintojai. Šviesus jaukas, pakankamai tikrai saldus. Ir kuom aš tikrai viliuosi šiandien, kas man padės sudėlioti žuvį, tai iš tikrųjų dėjau labai daug gyvų jaukų. Pirmas prispaudimas. Daug tiek dėjau, tiek sliekų, tiek musės lervų, tiek truklio lervų. Vėliau bandysiu vėl uždėti trukliuką. O šiuo metu uždėjęs esu sliekelį. Ir laukiu kibimo. Šiaip karšis jau išneršęs, jisai turėtų maitintis, kiek girdėjau, čia tiek aukščiau šitų vietų, tiek žemiau. Žmonės pagauna, karšių pagauna jūsų plūdinę. Na, o aš bandau su plūdinė. Ir tikiuosi gerų rezultatų. Taigi, mėlyjeji, noriu papasakoti jums šiek tiek apie meškerę. Ką aš čia turiu. Kaip ir sakiau, meškerė 6 metriukų. Ir skola. Kuom jinai man gerai? Jinai gerai tom, kad galima daryti prilaikymą. Toliau gaudant tai yra didelis privalumas. Va, ir gaudau sliekeliu. Ir dabar aš jums
pasistengsiu parodyti savo sistemėlę. Tai yra vienas mažiukas švinukas ir 4 švinukai aukščiau. Gerai, šitą sistemėlę. Apatinis švinukas, jisai yra ypatingai mažas ir žuvis tiesiog nejaučia, kibdama jinai nejaučia masalo. Ir dauguma žvejų galvoja, kad spaudžiami, aš naudoju spaudžiamus švinukus ir dauguma žvejų galvoja, kad spaudžiami švinukai yra negerai, kad žuvis jaučia, kad geriau neslankinti, bet iš tikrųjų geriau yra dėti spaudžiamą ir tikrai žuvis jaučia jį daug mažiau ir daug jautresnė tada pati sistemėlė. Šitos dalykus pradėjau naudoti gal pirmi metai šiemet, visą laiką gaudžiau pats su slankiojančiu svareliu ir tikrai rezultatai yra daug prastesni. Ir šitų dalykų man parekomendavo visą tai mano bičiulis ir kolega, dirbantis parduotuvėje kartu su manim, Vilius, tikrai geras plūdininkas, daug pražvejojęs visur, daug pagavęs žuvies ir tikrai gavęs iš jų daug naudos. Taigi, šita sistemėlė tikrai yra daug geriau negu slankiojantis švinukas. Tai va, ir kol kas žuvies nematyt, turėjau vieną kibimuką, teisybė aš dar tik tai reguliuojusi gylį truputėlį. Dar pirmas pusvalandukas ir kol kas žuvies dar nėra, bet aš tikiuosi, kad tikrai jos bus, nes manau, reikia luktelti, sumečiau nemažai pašaro ir laukiu, kol žuvis prisijaukins, kol ateis, kol suras pašarą, tam reikia laiko. Labai didelis man dar smagumas, kad visiškai nėra aukšlių. Ir jeigu nėra aukšlių, tai greičiausiai, kad yra stambi žuvis, tik tai jinai nesimaitina. Nes kai nėra stambi žuvies, tai aukšlių čia būna begalės ir labai jos kimba. Tai va tokie niuansiukai. Valiukas 0,18 pagrindinis, neužsiploninu aš labai. Pavadėlis 0,12. Puodelė 4 gramų. Labai gera tėkmė, iš tikrųjų nedidelis srovelė, kas tikrai patinka karšiui. Tiesiog jį reikia prisišaukti. Aišku, kartais būna, kad daug niuansų gali susidaryti. Oro permaina, netinkamas oras, žuvis nebekimba. Šiandien iš tikrųjų yra šioks toks atvėsimas po didelių karščių. Jau kelinta diena yra vėsiau. Ir tai gali būti rodiklis, kad žuvis nenori maitintis. Tačiau mes turim dar laiko ir bandysim suvilioti šiandien karšį. Šiuose vietose ne visada dažniausiai kipimas būna nuo 8, nuo 9 valandų. Čia nusideda žuvis. Ateina jinai iš vagos, ar kas ir plačiau pasakyti, kodėl, bet pats kipimas jisai jau pradėjus, jau vėlyvam rytui, ne iš pačio ankstyvo.
kibimukas. Labai persistengiau aš čia su kirtimu. Taip, kirsti iš tikrųjų nebūtina, kadangi gali nutraukti greitai ir pavadėlį, kas man ir įvyko. Teisybė, pavadėlis gal dabar nutrūko iš žolės, taigi einu krantan keisti pavadį. Tai pirma žuvis, pirmas karšiukas. Ir ko reikėjo, tai paleist masalą šiek tiek toliau. Vis stovi šiek tiek toliau. Kol gaudžiau palei krančiuką, neturėjau nei vieno kibimuko. Štai čia iš karto pirmas karšis, štai, pasigrožėkit. Pirmasis karšiukas keliauja į krantą. Štai jisai gražuolis, sliekutis gražiai sudirbo sliekas. Na va, reikia paruošti jau man ir graibštą, ir tinkliuką ir pradėti normaliai gaudyti. Gražus karšis. Pradžia jau yra. Taigi, mėly mūsų bičiuliai, praėjo porą valandų mano žvejybos. Kol kas silpnokai, viena žuvis, keli kibimukai. Bet kaip ir minėjau, žuvis po truputėlį aktyvėja. Pirmi kibimai, pirma žuvis. Ir kas įdomu, žuvis šiek tiek atitolus nuo kranto. Nors ir šeriu pakankamai į vieną tašką, tačiau žuvis yra šiek tiek toliau. Bet aš tikiuosi, kad įdienojus jinai ateis arčiau ir tikrai turėsiu gerą laiką. Kol kas mėginu vien tik su slieku. Bandžiau sumuštinis, sliekas zikas. Kibimukas buvo, tačiau labai kažko stebuklingo nepastebėjau, kad būtų geriau. Dar po kiek laiko pramėčius pabandysiu vien zikelį. Tačiau bijau, kad mane užatakuos aukšlės. Taigi, laukiu įdienojimo. Žmonių aplinkui nematyti, keista. Gal už poros kilometrų stovi keli žvejai. Tokiais tarpais. Vienur yra daug žvejų, kitur visai tuščios vietos. Buvo antplūdis prieš savaitę, pagavo neblogai su pagrindiniam žvejai, pagavo gal ir su plūdiniam. O dabar kibimas šiek tiek čia Nemune aprimęs. Šiandien vėjas vakarų, prieš srovę,
Iš tikrųjų labai gerai žvejojant plūdinę, prilaiko plūdę. Ava, štai labai gražiai prispaudė. Gražus karšis. Kažkaip, jeigu paima, tai žuvis pakankamai didžiulės ir gražios. Ir šita netgi prašo pas mane šiek tiek valą. Štai kaip ir sakiau, kaip ir aš jums jau minėjau, pašaras savo daro. Ir jeigu žuvis visiškai nekibo ryte, tai va, įdienojus jau jinai pradeda rodytis. Gražus karšiukas, tikrai gražus. Bandysiu aš jį pasiimti graibštą, nelabai jūs matysit, bet pasistengsiu aš jums jį parodyt paskui. Štai tikrai gražus karšis ir smagi žvejyba. Rytinė kavutė, turim 9:30 ir kaip jau sakiau, kad bandysiu cikelį išbandžiau ir nieko gero, o dabar pabandysiu uždėti matiliuką. Gabaliukas lieko ir matiliuką. Sliekutį gal ne visą, o gabaliuką ir matilį. Štai tokia kombinacija padarysim. Nežinau, ką jinai duos, kiek bus iš to naudos. Tačiau bandyti visada galima. Štai mano sąskaitai kol kas 2 karšiukai. Tai nėra labai džiugus rezultatas. Vis dėlto galvoju, kad šiandien didžiausia problema yra kylantis vanduo. Ir kuo toliau, tuo jisai dar vis kyla. Ir čia yra šitose vietose kylantis vanduo. Yra vis dėlto didžiausia problema. Žuvis čia kibo ant krentančio, ant žemo vandens, bet ant kylančio tai nėra gerai. Tai va, ir mano išsigelbėjimas, manau, bus popietinis laikas, kada jau vanduo turėtų pradėti krist. Ir žiūrėsim, kas bus iš to. Matiliukas, matau, kad man visiškai netinkamas rezultatas, nes iš karto kibo aukšlės. Taigi toliau dedu sliekelį. Vieną, be jokių papildomų masalų.
vienas lekutį, nes su dzikeliu kibimo neturėjau visiškai. Ir bandau toliau. Vėl kažkas yra, gražiai sukėlė plūdę, vėl karšiukas. Ir vėl toliau nuo krančiuko. Šįkart šiek tiek mažesnis, bet vis tiek karšiukas. Galim pasigrožėti, nedidukas, tačiau senai lauktas pašaras veikia. Į apatinę lūpą gražiai segės. Trečias. Štai jau ir trečia žuvis. Žvejyba eina link galo. Dar turiu kelias valandėlės. Gavau šiandien jau 6 karšius. Ir iš esmės žūklė esu patenkintas. Žvejyba buvo smagi. Kas tik tai gal sutrukdė žūklei, tai labai kylantis vanduo, kas nėra gerai iš tikrųjų. Nemune, kaip ir minėjau jau prieš tai. Bet viską atpirko jaukas.
Daug trūklio, daug slieko, daug musės lervų. Ir rezultatas neblogas. Prieš tai, kaip minėjau, gaudžiau su 4 gramų plūdė, jinai buvo šiek tiek apvalesnė ir ryškiai geriau laikėsi srovėjai. Daug lėčiau plaukė, daug lėtesnis buvo plūdės plaukimas, šita plaukė greičiau. Bet vėlgi pagauta ir su viena ir su kita, šita man geriau, kadangi yra sunkesnė. Dar vienas karšiukas. Šitas papuolė visai šalia krančiuko. 7. Kaip ir neblogai. Taigi, mėly mūsų bičiuliai, pilnas valties draugai, šios dienos žvejybą baigiu. Atgaučiau nei daug, nei mažai, 11 valandų. Ir ką galiu pasakyti apie šią žūklę? Žvejyba buvo puikiai, tikrai daug žuvies, neskaičiavau, kiek tų karšių čia buvo. Ir gražių, ir didesnių, ir mažesnių. Ir ypatingai gerai veikė pašaras. Sunaudojau 4 kg jauko, 2 iš jų molis, pusę kilogramo sliekų, litras dzikų. Bet visą tai atsipirko iš tikrųjų. Atsipirko, buvo puikus laikas, puikiai žvejyba. Sugaudžiau viską ant slieko. Plūdelė mano štai tokia. Meškerėlė briskola 6 metrų. Valiukas 0,18, pavadėlis 12. 3 karšiai ėjo su kabliais. Ką dar galiu pasakyti apie šią žūklę? Puikus laikas, vienintelis minusas, kad kėlė vandenį, bet šiaip jau čia visą laiką kylant vandeniui žuvies nebūna, kibimo nebūna, bet manau šį kartą prisiviliojo žuvį jaukas. Tikrai daug šėriau, daug dėjau gyvų ir tai pasiteisino. Plūdelė 4 gramai, kaip sakiau, užspaudžiami švinukai. Kabliukas 10, 8 numeris, gamakatsu su 2 užkarpėlėm. Viskas, puikus laikas, puikiai žvejyba, daug įspūdžių. Taigi, mielieji, jūs taipogi važiuokit, ieškokit vietų, gaudykit, užsukit į pilną valtį pas mus, prenumeruokit mūsų kanalą, komentuokit, pamėkit ir gerų jums žiūrėjimų ir iki kitų kartų. Iki.